su jais ir ne pagal juos, tai viskas, tu esi priešas, nes jie vieninteliai yra patriotai, jie vieninteliai myli tėvynę. Na, tiesą pasakius, besibaigiantis 4 konservatorių valdymo metai nekartą parodė ir to įsitikino visi, kad jie yra be galo arogantiški, kad jie iš tikrųjų kažkaip paniekinimai ir šaukštų žiūri į Lietuvos žmonės. Pasižiūrėkite, kai ištikdavo bet kokią krizę konservatorius, tai Gabrielius Landsbergis arba jis atostogauja, arba iš viso kažkur dingęs, kažkur pasislėpęs ir neva jis nieko nenori paaiškinti Lietuvos žmonėm. Nuolat niekino visus kitus oponentus. Dėl tokios valdžios Lietuvos žmonėm tikrai nereikia. Ir mes, socialdemokratai, tikrai iš viso širdies pažadu, kad tarsimės, kalbėsimės, įsiklausysim ir tikrai išgirsim ir suvoksim, nes tą pačią tiesą, kuri gal ne visada yra patogi, bet svarbiausia ieškoti sprendimų kartu, nes valstybėje, kuri veikia, turi būti girdimas kiekvienas žmogus. Nu, pažiūrėsim. 2020 metais Gintautas yra pasakęs gana skambių žodžių. Ir jeigu bus tokie atvejai ateityje, kai reikės prisimti atsakomybę, aš už nieko nesislapstysiu, aš kalbėsiu apie tai, kaip aš priėmęs tą sprendimą. Nereikės man atpirkimo ožių ieškoti ir sakyti, kad čia žino, čia vienas kažko aš nežinojau, čia kitas kažko aš privalau žinoti. Manau, jog tai atsispindės vėlgi rudens sesijos programoje ir palaikymu vyriausybės teikiamiems sprendimams. Iš kolegų konservatorių nesitikiu nieko, nes kai lūkesčiai nedideli, tai ir nusivylimai menki. Tiesą pasakius, netgi daugiau galėčiau pasakyti, iš pateiktų man klausimų, man apskritai kyla labai pagrįstas įtarimas, ar racionaliai dar gebate mąstyti ir ar neperžengėte elementaraus politinio padarumo ribos. Stovėjimas ar galimybė teisė atsakyti į užduotus klausimus padidina žinojimą. Pirmiausia, mūsų pačių, nes tai yra svarbu, ir antra, visuomenės. Tam tikra visuomenės grupė, ar visokie internetiniai tyrinėtojai, jiems niekas nepadės. Kokie atsakymai, kokia forma bebūtų pateikti, ar raštu, ar žodžiu, na, kažkokios abejonės vis tiek lieka. Kita vertus, tai yra jų teisė. Blogai, kad tie samprotavimai ir tos abejonės yra skleidžiamos viešai, be jokios atsakomybės. Manau, Kartuoju, kad aš ir per rinkimų kampaniją niekada nesu deklaravęs, jog Nemuno aušra yra neįmanoma koalicijos partnerė. Jūsų partijos lyderė. X faktorius Nemuno aušra, ar nėra net teorinės galimybės, kad jūs vis dėlto į koalicijos sudarimą pakviestumėte Remigijų Žemaitaitį? Mes nepageidaujam Nemuno aušros koalicijoje dėl daugybės priežasčių. Jau ir taip gana marga ta gaunasi koalicija, viską sulipdžiusi. Bet didesnė problema yra vis tik tai Remigijaus elgesys, aš jį pažįstu daug metų. Na ir tas elgesys, kuris dabar šios rinkiminės kampanijos metu stebina ne tik Lietuvą, bet ir tarptautinę bendruomenę, na, jis niekaip kitaip negali būti paaiškinamas kaip, na, tokių siaurų partinių interesų, aukojant galbūt ir viešą arba valstybės interesą, nes šalies reputacija tarptautiniu mastu irgi yra svarbu. Ir tikrai daugiau bus galbūt tų diskusijų, įsiklausimo, kažkaip mažiau tos tokios vienvaldystės, kas tikrai ne visada yra gerai. Jūs tikite tuo, ką sakote? Aš noriu kad tikėti. Bus daugiau įsiklausimo? Aš noriu tikėti tuo. Nu, jeigu jis yra politikas, nu, tai jis turi girdėti, turi matyti. Ir dar vieną aš visą laiką. Žinot, aš esu įsitikinusi, mano įsitikinimu, jeigu žmogus esi politikas, tu būk politiku. Jeigu esi verslininkas, tu būk verslininku. Būt biški politiku ir būt biški verslininku, tikrai niekada nesutinku su tokiais dalykais ir užimti aukštas pareigas. Man atrodo, bet tai yra. Nedera. Deja, dėl tokios valdžios Lietuvos žmonėms tikrai nereikia. Ir mes, socialdemokratai,